taškų importas. Programoje skaitopas taškų importą suaktyviname Kaspino juostoje esančių mygtukų taškų importas. Jeigu taškų importą atliekat pirmą kartą, reikėtų nusistatyti parametrus pagal jūsų turimą prietaisą. Tai aš čia turiu nukrautus duomenis iš prietaiso SATLAB SL900. Ten irgi šitame prietaise yra galimybė atlikti konfiguraciją, tai yra nurodyti, kokiame stulpelėje koks duomuo. Tai vat pagal šitą prietaisą aš dabar turėčiau nusistatyti skaitopę taškų importą ir sukursim naują eilutę, pavadinsim SATLAB SL900 pavadinimą. Tada, kaip matėme, skiriklis yra kablelis. Toliau šitos pozicijos, kaip ir visur, turbūt visose prietaisuose yra visą laiką tose pačiose pozicijose, ar ne? Ir tada yra horizontalios padėties vidutinė kvadratinė paklaida, vertikalios padėties vidutinė kvadratinė paklaida. Ir kaip matėt, šitame tekstinėme faile mūsų data yra kaip ir vienoje eilutėje kartu su laiku. Tai čia irgi šitą konfiguraciją jūs galit nurodyti šitokiu būdu. Nurodot, kad data yra 8 stulpelėje, tada ristiniai skliaustai atsidaro ir nuo kokio simbolio pradžios ir iki simbolio pabaigos yra pati data. Uždarom ristinius skliaustus, tada laikas yra irgi tame pačiame stulpelėje. Atsidarom ristinius skliaustus ir nurodome, kad nuo 12 simbolio ir iki galo, jau paskutinio simbolio nurodyti nereikia. Uždarom ristinius skliaustus, yra laikas. Ir paskutinis stulpelis yra kartelės aukštis, tai jis yra 9 vietoje. Toliau, aišku, jūs galite nustatyti bloko pavadinimą, tai specialus blokas, kurio pagalba jūs atliksite braižymą, sujungsit linijas, galite braižyti blokus, po to šitos, aišku, blokus reikės ištrinti. Toliau to bloko sluoksnio nustatymas, tai yra pavadinimas, galima naudoti ir priesagą, nurodyti kaip datą, tarkim, čia šios dienos duomenys, aš nurodau, kad sluoksniai matyčiau ir šių taškų datą. Toliau yra šito bloko papildomas mastelis, čia jis toks kaip santykinis mastelis įvertinus paties brėžinio mastelį. Toliau bloko atributai, tai horizontalios padėties ir vertikalios padėties tikslumai būtų matomi, jeigu jų reikšmės daugiau už tam tikrą jūsų nurodytą reikšmę. Jeigu nustatymai irgi čia kaip ir visą suprantama, jeigu kodo reikšmė tuščia, atributo kodas reikšmė prilygina atributo numeris reikšmė. Jeigu jūs, tarkim, kažkokio kodo nerašėt, tai tiesiog kodo atributo reikšmė būtų numeris reikšmė. Toliau aukščių tikslumas, čia skaičiai po kablelio, ir toliau vat, čia jau jūs galite nustatyti, kokie kodai, ta prasme, bus, su kokiais kodais bus braižomi kokie aukščių taškai. Reiškia, aukščio taškas 2131 bus braižomas su visais kitais likusiais kodais. O vat, su šitais kodais jau čia tie specifiniai aukščio taškai, kaip, tarkim, 2134 bordiūro aukštis, 2133, dabar nepamenu tiksliai, čia gal dugno ar vandens horizonto aukštis, čia kažkas iš tų dviejų aukščių. Čia toliau pastatų aukščiai 2671, tai yra cokoliai, kraigo viršus ir taip toliau. Kitas nustatymas būtų, kai jūs norite su kodavimo pagalba pasakyti programai, kad
tie aukščio taškai būtų nebraižomi, tai jūs galit kodo galūnėje, čia yra nustatyta, kad jeigu kodo galūnėje užrašysit ir rašysit tašką, tai aukščio taškai bus nebraižomi. Taip pat galit, jeigu kodavimas yra su atributais, kad kodo atributo A reikšmė irgi čia taškelis yra, čia galit kokią kitokią reikšmę įrašyti, taip pat galima, tarkim, nustatyti, kad gairelės aukščio ar ne, stulpelio aukštis yra, tarkim, kokie 9 metrai, kad jeigu jūs ten įrašėt gairelės aukštį 9 metrai, reiškia, jūs šito tašką matuojat kaip ir be aukščių, jums reikalinga tik tai to taško horizontalioji padėtis. Dabar aš gal ir nutrinsiu šitos nustatymus. Toliau yra inžinerinių tinklų aukščio taškų braižymo nustatymai. Tai programa braižys specialius blokus, kuriuose bus 2 atributai - altitudė ir atskaita. Jie bus tam tikrame sluoksnyje, reiškia, nepriskirti nei vienam inžineriniam tinklui, po to ten su skaitopo pagalba jūs galėsit tuos blokus pakeisti atitinkamus tos, kur jums reikalinga komunikacija, jos aukščio taškus, ar ten jungties taškus, ar įvado taškus. Ir čia irgi galima nustatyti, kad keletą kodų braižys, kai vamzdžio viršus yra, kai vamzdžio viršų matuojat, ir taip pat kodo galūnėje, ristiniuose skliaustuose nurodot, kas bus įrašyta kodo galūnėje, kad bus irgi, jeigu kodo galūnė VV, bus irgi braižomas inžinerinių tinklo aukščio taškas su atskaita VV. Ir tokia lentutė yra, kai jūs galit naudoti irgi kodų sąrašą, tas kodų sąrašas yra mano sukurtas, jūs čia galite, aišku, jį susikurti iš naujo arba papildyti savo kažkokiais elementais. Jo esmė yra, kad jeigu jūs, tarkim, nurodėt kodą 03, tai programą jūs to kodo kaip ir nematysit, jūs matysit jau užrašą, kad čia yra cokolis ar ne. Ir taip pat yra dar galimybė nubraižyti taškinį objektą, tarkim, kodas 25. Tame bloke jūs matysit jo aprašymą akmuo. Ir aišku, bus dar nubraižytas atitinkamai erdvinis objektas 2107 išreiškintis tą akmenį. Ir čia pavyzdys, kaip aš čia papildžiau tam tikrą tą kodų sąrašą su kodu SV, čia kaip šulinio viršus, taip ir jis čia reiškia lietaus nutekėjimo apžiūros šulinėlį. Taip, tai tada kaip ir čia viską sukonfiguravom. Aišku, šitas konfiguracijas jūs galit išsaugoti, į failą išsisaugoti ir kitą kartą, jeigu dingtų, galit vėl įkelti iš failo arba turėti kelias skirtingas konfiguracijas su keliais skirtingais prietaisais. Taip pat galit atstatyti visą šitą konfiguraciją į pradinius nustatymus, kaip kad naujai įdiegę programą skaitopas būna nustatyta. Einam į matuotus taškus, tai dabar bandysiu atlikti taškų importą. Reikėtų pasirinkti jūsų duomenų formatą, tada dešinio pelės klavišo pagalba pasirenkam kontekstinį meniu iš failo, nurodom matavimo failą, atidarom, taip. Ir jeigu viskas tvarkingai, jūs matot, kaip ir visi duomenys yra tvarkingi. Ir bandom juos importuoti. Čia viršuje yra eilutė, kurioje yra paaiškinta, kad parinkti eilutės jūs galite parinkti vieną eilutę ir tik tai vieną šitą eilutę įkelti brėžinį. Galite su Ctrl+A parinkti visas eilutės, ar su Shift ten vėl pasirinkti kokias norit eilučių grupės. Tai aš dabar su Ctrl+A parinksiu visas eilutės, tada vėl spaudžiame dešinį pelės klavišą ir čia galim importuoti taškus braižymui 2D. Tai čia specialūs tie blokai, kur minėjau nustatymuose.
Jie bus, reiškia, be Z koordinatės, Z koordinatė bus 0. Taip pat būtų galimybė tuos taškus importuoti jau su Z koordinatė 3D. Ir čia 3D aukščių taškai, tai jau čia visi tie inžinerinių tinklų aukščių taškai, ten 2131, žemės paviršiaus aukščių taškai, pastatų aukščių taškai ir bordiūrų ten aukščių taškai ir va, tokie čia aukščių taškai importuosis. Tai dabar aš įkeliu taškus braižymui 2D. Gerai, ir tuo pačiu nekeisdamas to pažymėjimo, tuo eilučiu, iš karto galiu importuoti 3D aukščio taškus. Taip, uždarau taškų importo dialogą, tada įvedame komandą zoom, ar ne, ir viskas turbūt, arba gal apimtis, kad matytumėm visas apimtis, ir mes dabar jau brėžiny matome importuotus taškus, ar ne. Čia, vat, kaip matome, yra tas, įjungsiu savybės, yra tas vat, specialus inžinerinio tinklo aukščio taškas, jo čia pavadinimas būtų TMP56, ar ne, ir jis yra tame sluoksnėje, kaip kad buvo mūsų nustatyta. Ir toliau yra dar šitie vadinamieji jau matavimo, tie braižymo taškai, kuriuos jūs naudosit braižymą ir kuriuos vėliau reikės pašalinti šito brėžinio. Ir kaip matot, jis turi savo atributus, kuriame yra ir kodas, ir taško numeris, ir altitudė, ir visi kiti parametrai, kurie buvo taškų importo nustatymuose nurodyti. Aišku, pačiam bloke tie atributai yra nematomi, išskyrus tik tai patį kodą ir numerį. Numeris čia taip pat vertikaliai pasuktas į viršų. Tai būtų tiek turbūt, ir jeigu kas nors būtų neaišku, jūs visada galit man paskambinti, kreiptis pagalbos, kažką galėčiau prisijungęs nuotoliniu būdu labiau parodyti, galbūt padėti sukonfigūruoti jūsų prietaisą. Ačiū už dėmesį.